Dauguma klausėt, iš kur, kaip ir apskritai visa sistema, kokia yra nusipirkti automobilį iš Vokietijos. Tai šiandien parodysiu, kaip tai padaryti. Visų pirma, realiai, hebra, jeigu vis tiek ieškot automobilio galbūt savo, galbūt ant pardavimo, tai reikėtų suprasti tai, kad jūs turit žiūrėti vieną markę, vieną modelį, jeigu jūs ieškot būtent specifinio automobilio. Nuo ko pradėti visą pirkimą iš Vokietijos, tai visų pirma reikėtų sužinoti automobilio rinkos kainą Lietuvoje. Kiek maždaug vaikšto tie automobiliai ir taip toliau. Čia yra labai paprastas būdas, nueinat į Autoplius, Autogidą, susirandat norimą automobilį, persižiūrit visus puslapius, susiieškot maždaug tos komplektacijos, kokia yra automobilio kaina ir maždaug jau jūs žinot, kokia yra kaina Lietuvoje šio automobilio. Sekantis stepas yra eiti į vokiškus puslapius, ieškoti automobilio. Tai šiaip pagrindinis puslapis, kuriame mes perkam, tai yra Kleinanzeigen. Tenai yra šiaip labai patogi programėlė per appsą. Šiandien rodysiu, kaip ieškau per webą, per kompą. Tai pradžiai mes dabar einam į lietuvišką puslapį pažiūrėti, kokios yra kainos. Tai atsidarę lietuvišką tinklapį mes pradedam ieškoti automobilio, kurį norim įsigyti Vokietijoje. Tai labai greitai automobiliai, markė BMW, 3 serija, noriu dizelio. Tai renkamės dizelį, kėbulo norėčiau sedano, metai yra nuo 28 iki 10, viskas ieškom. Matom, viršų jau yra už 4000, už 3000, 4-5 tūkstančiai vaikšto faceliftai. Tiek pinigų, vat yra už 2000, bet čia jau matau rida ir senas variklis 102 kW. Tai mes labai greitai ties čia persibėgam, kad maždaug suprastumėt, apie ką eina kalba. Tai kaip pavyzdys, daleiskim, paimkime vat šį. Sedanas su ksenonais, ratai gražūs, Parktronikai yra. Telikas jau matom iš lauko yra, tai labai greitai persibėgam komplektaciją, nes realiai komplektacija yra mums svarbiausias aspektas, nes nuo to kaina ir skiriasi, ar automobilis pigus ar brangus. Matom, visai kėbulas ganėtinai padorus, tarpai čia sueina, viskas tvarkoja. Bet dabar ne apie tai, mes įdomi komplektacija, už ką teik mokėt. Matom, kad yra visiškai paprastas salonas, klima, didelis telikas, paprastas vairas, nėra kupholderių, automatas, autopilotas yra, tai, mažas telikas, atsiprašau. Tai šitas automobilis su tokia komplektacija kainuoja apie 5 štukos. Na ir tiesiog lyginat visus automobilius, vat, kokios eina kainos ir maždaug žinosit vokišką kainą. Toliau mes einam prie vokiško puslapio. Aš asmeniškai daugiausiai automobilių ieškau Kleinanzeigen. Ten yra man tiek appsas paprastas, tiek per webą yra patogu. Webą labai gerai, nes tu gali automatiškai išsiversti jau visą puslapį. Tai žiauriai patogu. Tai ir einam į čia. Čia aišku viskas yra vokiškai. Tai truputėlį darom heką, kad įsiverčiam iš vokiečių į lietuvių. Mums automatiškai išverčia viską. Seniukai, padok atsigerti. Tai turim išverstą jau puslapį. Spaudžiam prisijungti, prisijungiam, jau čia kažkas negerai. Tai įsijungia Kleinanzeigen, spaudžiam ant mains ir spaudžiam Suthauft, čia kažkokia velniava. Ir čia jau yra mūsų visos saugotos paieškos, ką mes susiradę esam per appsą. Ten yra paprasčiau, iš tikrųjų viskas labai aiškiai, kaip pasirinkti automobilį ir taip toliau. Tai tikrai, jeigu bandysit, pasidarysit per appsą labai lengva. Bet šiandien rodau per kompą, tai žiūrim čia. Ir turim mes, žodžiu, pasirinkę bembus nuo 500 iki 7000 dizelis ir taip toliau. Spaudžiam ant šitos paieškos ir jau mes matom automobilius šitam puslapį. Tai viršuje čia yra data, kada yra įkeltas automobilis. Matom
535 Gran Turismo X-Drive'as yra už 6300 eurų. Tai kaip pavyzdys, jisai keltas po 12.2. Tai čia pas mus yra valandas skirtumas. Paspaudžiam ir matom šitą automobilį. 6000. Skydelės jau geresnis. Ratai čia kažkokie, nežinau, bet šiaip visai nebloga mašina, X-Drive'as. Ir galim pasižiūrėti, kas šiam automobiliui yra negerai. Tai greitai pravesiu trumpą instrukciją, kaip daryti. Paspaudžiam išvertimą puslapio. Išvertimą puslapio galit nusistatyti tiesiog savo naršyklėje, kad išverstų. Ir matom čia visus šitus reikalus, kas yra parašyta apie automobilį. Tai čia visi šitie dalykai ir kas mums yra svarbiausia, tai yra aprašymas. Tai aprašyme matom, kad sveiki, aš siūlau savo automobilį. Jis puikiai čia aišku, kai verčia, tai yra daug visokių klaidų. Ir matom, kad parašyta, dėja automobilis turi variklio gedimą. Variklis yra sugedęs. Tai šito automobilio variklis kainuoja, čia kas žinot iš mašininių, kad N serijos NPM7, tai yra labai komplikuotas variklis, BMW tikrai nepaės variklis, tai jisai kainuoja nuo 2 iki 4 tūkstančių vien tik šitas variklis. Tai matom, kaina 6.3 plus parvežimas apie 7-600, tai matkę skaičiuojam ir žiūrim. Žinoma, visą laiką galima kainą nuderint, tikrai vokiečiai derisi kainas, čia 6.3 dabar yra, tai aš manau, už 6 tai čia be jokių kalbų, bet manau eitų nupirkti ir už 5 kokius 7, 5, 6. Tai einam toliau, greitai į kitą. Mes šiaip ieškom trojkių, čia buvo kaip pavyzdys. Matom įkelta trojkį ne per seniausiai prieš pusvalandį gerą, bet kaina tikrai neadekvati, 6000. Mes pasirinkom visus BMW žiūrėti, ne tik trojkės, tai dabar mums visus ir meta. Bet, vat, tu jau matau, kad turėsim kažkokį variantą. Vat, taip. Ir yra labai neblogas variantas. BMW E91 faceliftas 325 LCI. Tai yra jau facelifto modelis ir pažiūrim, ką mes čia turim. Nėra ksenonų. Parktronikai, telikas matau jau per langą, ratai neblogi. Iš dusliaus jau matom, kad tikrai 2,5, nes duslius jau kitoks. Oda salonas, automatas, šiaip visai neblogas pirkys. Reiktų parašyti, žinojam. 2,5, už 3 štukas, rekaras su memoriu. What? Panorama, juodos lubos, emkinis vairas, didelis telikas. Palauk, kerpom. Palauk, bet dabar svarbiausia, koks tai motoras. Nes čia gali būti ir tas pats N serijos, kur buvo praeitam skelbime, nes ėjo 2 rūšių. Ėjo M ir ėjo N serijos varikliai, tai čia yra 204 PS. Mes greitai nueinam PS 2 kW. 204 PS, 100 PM kW. Tai jeigu aš neklystu, tai čia yra jau ne tas variklis, kuris mums būtų geras. Čia yra N serijos variklis, todėl mums šitas automobilis atkrenta. Variklis yra blogas. Gerai, tai čia matau truputėlį ne į tą paiešką nuėjom, greitai šokam į kitą paiešką, kur esu tik pasirinkęs trečiukus. Kur čia? Vat, 3 generacija, būtent trečiukai. Tai va čia einam ir matom, vat ne per seniausiai irgi įkeltus automobilius, kurie yra įkelti 12 valandą. Ne per seniausiai visiškai. Ir vat matom, ne. Galvojau visai variantas, bet matau, kad yra preface'as. Palauk, preface'as. Tai preface'as bus su senu motoru. 3 litris sedanas. Vat čia yra Hebra variantas. 3 litris sedanas. Aišku, nėra teliko. Tai jau čia yra ne kažką ir salonas šviesus.
bet 3 litris įdomu, kiek jisai derėtųsi kainos ir kas dar jam yra. Jo kaina yra 3490, bet aš manau, eitų jį nupirkt už kokius 2,9, manau, tikrai eitų, nes rida yra 3,5 tūkstančio. 100 X-Drive'as motor, žiūrim, siverčiam puslapį, pasižiūrim, ką pasakoja. Variklis dėžė veikia nepriekaištingai, turi techninę apžiūrą čia kelias dienas ir taip toliau. Tai šitas mašiniukas visai šiaip vertas dėmesio, jeigu jį galima nupirkti už kokius 2,8, 2,7, tai sakyčiau, čia yra visai nebloga kaina, parvežimas ir jeigu jisai gyvas, tai tikrai nebloga prekė. Blemba, žinokit, užsimesiu striukę, nes čia aš baigiu sustipti. Ok, nu tai tiesiog matom va tokius mašiniukus. Viską čia gali tikrai pilnai susirast, pilnai analizuotis, laiko juk tikrai turit ieškojimui, paieškom. Svarbiausias dalykas iš tikrųjų yra jums susižinot rinkos kainą ir čia nupirkti jį pigiau. Žinoma, čia visur yra tokie aspektai kaip derybos ir tai labai daug žaidžia jūsų visam pirkime, nes jeigu jūs nemokat derint kainos, nemokat mušt kainos, tai jūs nelabai ką ir išlošit. Nes čia ir yra iš tikrųjų svarbiausias dalykas, kad reikia mokėti mušt kainą. Tai čia galima tikrai nupirkti gerų automobilių. Susirandat mašiniuką, toliau kas vyksta. Rašot pardavėjui. Tai mes kaip pavyzdys pasimkime, čia kai visiškai pavyzdys, dabar tikrai nenoriu naršyti ir ieškoti kažkokio varianto labai čia gero, bet mes paimsim kitą, daleiskim šitą. Čia tiesiog visiškai random mašiną. Neimsiu vien tik dėl stogo. Negaliu imti vien tik dėl stogo. Juodas stogas, pažiūrėkit, kam daryti tokias nesąmonės, jūs man pasakykit, ką. Neįsivaizduoju, juodai nutraukit tą stogą. Kam ten reikia taip daryti? Gerai, paimkim tą trečiuką, 3 litrį. Pasižiūrėkim, ką mes jam galim parašyti. Tai apačioje yra vokiškai tikrai čia neištarsiu, bet senden kažkoksai reikalas. Ir čia yra, ką jūs norit parašyti pardavėjui. Tai ką darom toliau? Nueinam į, bent kaip aš darau, tai ChatGPT. Čia rašom, išversk į vokiečių kalbą taisyklingai. Dvitaškis ir parašom tiesiog sveiki, ar turite automobilį, klaustukas, norėčiau sužinoti, kokie yra paslėpti defektai ir ar kaina yra derinama. Klaustukas, paspaudžiam, čia mum išmeta visą vertimą. Nieko per daug įspūdingo, duoda aišku dviejus variantus, čia jau kurį norit tą pasirenkat, nukopinam, įklijuojam į čia ir tiesiog įsiunčiam. Tai jūs jau esat užmetę kabliuką pardavėjui ir toliau tiesiog vyksta visas susirašinėjimas, kalba, kaip, kas, nuo ko ir taip toliau. Tai toliau sekantis stepas, jeigu jums tinka automobilis, tinka kaina, jūs kainą nusimušėt kažkiek, ko jums reikia? Jums reikia tralo. Tralą reikia ieškoti taip. Yra Facebook'e grupės, traliukai, autovežiai ir taip toliau. Į paiešką įsirašot tą grupę, susirandat, įeinat, padžoininat ir ten sukuriat postą, kad ieškot, kas galėtų parvežti automobilį iš Vokietijos tam tikros vietos, tai yra Vokietijos lokacijos regiono kodas ir galbūt adresas kažkoksai nepilnas adresas, nes pilno adreso į postą dėti nereikia, bet kažkoksai tas būtinai kodas, galbūt miestas kažkoks ir į kur jums reikia parvežti automobilį.
parašot numerį ir kiek mokat už darbą. Kaip suprast tą mokat už darbą? Už darbą yra kainos tokios, kad nuo 500 iki 8 ir ten taip toliau. Priklauso nuo to, kokiam regione automobilis yra ir koks yra automobilis, koks jo svoris ir taip toliau. Tai šiaip dažniausiai rašot 600, 6PM, jeigu regionas yra visai kitas galas, 700 galit siūlyti ir manau tikrai atsiras. Žinoma, nepamirštam parašyti savo telefono numerio ir viskas. Jūs papostinat ir laukiat žmogaus, kuris su jumis susisieks. Tai toliau piniginis klausimas. Jeigu automobilis nėra labai brangus, kaip suprast nėra brangus? Kainuoja maždaug iki kokių 6000, 5000. Dažniausiai traliuko vairuotojai gali sumokėti už jūs pinigų sumą ir parvežti automobilį jums. Parvežtas automobilis, jūs sumokat traliuko vairuotojui tą sumą ir sumokat už parvežimą. Šiaip dažniausiai tai vyksta. Kitas variantas yra, kad pardavėjas prašo kažkokio depozito, galbūt visos sumos ir taip toliau. Neapsigaukit, nes tikrai yra buvę ne vienas variantas, kada apgauna, tikrai ir pats esu nukentėjęs ne vieną sykį, apgavę yra ir nubliovę visi pinigai į balą. Tai čia stenkitės vengti pervedimų kažkokių ir taip toliau. Geriau jau sakykit, kad traliuko vairuotojas jau atvažiuoja pas jūs, jau jūs laukit ten žodžiu ir taip toliau. Pradedat, šiek tiek ir pameluoti reikia. Tai jo, susiradę traliuką, jeigu traliukui sąlygos visos tinka, traliukas važiuoja, aišku, nepamirštat iš pardavėjo gauti visą informaciją, adresas, telefonas, visa lokacija ir taip toliau, visos sąlygos, ar jisai namie bus ar nebus ir taip toliau. Tai čia yra labai svarbus aspektas, nes vokiečiai iš tikrųjų nelabai duoda visus tos adresus, jie nemėgsta dalinti adreso telefonu ir taip toliau. Tai išsiverkėt to adreso su telefonu ir siunčiat traliuko vairuotoją. Traliuko vairuotojas atvažiavęs į vietą, žinoma, turi, vienas rašė komentarą, kad jisai neprivalo to automobilio apžiūrėti, bet hebra, kaip jis gali neprivalėti, jeigu jūs to automobilio net nesat matę. Jisai turi būti kaip draugas ir turi tiesiog padėti, nes jūs galbūt nusipirksit automobilį ir kažkokio esminio defekto nepamatysit, kurį pardavėjas slėpė. Tai ką jūs veiksit su tuo automobiliu? Bus, ta prasme, pykčių tiek su pardavėju, tiek su traliuko vairuotoju, kad jis nepamatė, tiek bus nemalonu apskritai visiems iš visų pusių. Tai stenkitės, aš nesakau, kad visi ten privalo ten žiūrėti, ten lįs po apačią, ten vos ne apsaugas imtis. Ne, bet supraskit tai, kad tiek jūs turėsit problemų, tiek traliuko vairuotojui bus tikrai nemalonu, jeigu jisai neapžiūrės tam tikros kažkokios specialios vietos. Tai stenkitės tikrai paprašyti traliuko vairuotojų, kad apžiūrėtų iš variklio pusės kažkiek tepalų nubėgimą, kėbulą ir taip toliau. Stenkitės, kad traliuko vairuotojas atvažiuotų dieną, kad viskas matytųsi aiškiai, jūs gautumėt video medžiagą, gal kažkokią per tiesiogiai susiskambinę ir taip toliau. Tai ir tiek. Jeigu viskas jums tinka, automobiliai pasikrauna, susitikrinat svarbiausiai dokumentus, kad jums tiktų dokumentų kodai visi ir vežat automobilį į Lietuvą. Žinoma, buvę ir su traliukų vairuotojais visokių nesąmonių, bet čia galbūt mažiau, kad galbūt kokį automobilį nubraukia ar ten kažkas ir ten taip toliau, bet dauguma būna, kad traliukų vairuotojai bijo iš tikrųjų irgi imti automobilius, nes buvę tikrai ne vienas atvejis, kada automobilį parveža, o pirkėjas dingęs. Tai hebra, prašau, tikrai nedarykit taip. Jau jeigu priėmėt sprendimą pirkti automobilį, viskas, jūs jį ir perkat. Nes buvę tikrai ne vienas ir ne du, čia žmonės gaudo vieni kitus po to mieste, ten žiauru iš tikrųjų, kaip vyksta dalykai tokie. Parveža mašiną, o žmogus tiesiog neprisima, o traliuko vairuotojas nusipirkęs tą mašiną gaunasi, ką jam veikti su tuo, atsiprašant, tukštu. Tai atsargiai tikrai su tuo priimkit atsakingai sprendimus ir žiūrėkit, kad neturėtumėt paskui problemų. Tai viskas, automobilis grįžta ir ką, jeigu jisai be defektų,
Tai tiesiog galbūt technikinę kažkokią prasivarot, gal kažkokius smulkius defektus, plasmasiukės kažkokias susitvarkot, sėdat ir turit vokišką idealų mašiniuką. Jeigu turi kažkokių defektų, na tai čia jau kas be ko, manau, ne man aiškint, tvarkotės, žiūrit, ar parduodat, ar pats savo pasiliekat ir viskas. Tai chebra, jeigu jūs norit automobilio iš Vokietijos, bet nenorit sėdėti puslapiuose, darybose ir parvežimo visuose klausimuose, tai aš galiu padaryti tai už jūs. Ir jums nereikės vargti ties šitais visais klausimais, jeigu jūs tik tai norit būtent tokio automobilio ir nenorit lyst giliau į visas šitas pinkles. Tai šitas epizodas galbūt nėra kažkoksai labai jau įdomiausias, smagiausias ir taip toliau, bet labai daug chebros klausė ir tikrai rašo, kaip nusipirkti automobilį, kaip ką padaryti. Tai norėjau sukurti tokį videką būtent jum, chebra, galbūt ir kas čia mažai žiūrės, bet kad galėtumėt pradėti vystyti šitą galbūt verslą, galbūt savo norit automobilio ir nusipirkti mašiniuką. Tai chebra, realiai šitam epizode tiek, labai daug nebus čia gal žiūrinčių ar įdomu kažkam, bet ačiū, kad žiūrėjot, pasubscribinkit, palaikinkit ir iki kitų. Iki.